Gal kiek keistai gali nuskambėti, bet jaučiuosi turėdama 2 namus ar 2 gyvenimus. Atrodo, lyg net aš esu skirtinga savęs versija, priklausomai nuo to, kur esu. Jau 2 metus gan ilgą laiko dalį gyvenu Nyderlanduose, o ne Lietuvoje. Ir nuostabus jausmas galėti keliauti, plėsti savo akiratį. Nuostabu pažinti, tyrinėti, bet susiduriu su daug įvairių jausmų. Ilgesiu, nostalgija, baimė praleisti ką nors svarbaus, atradimo džiaugsmu, vienatvę, prisitaikymu. Ir būdama čia aš stengiuosi atrasti tas rutinas ir kaip pasimėgauti gyvenimu, kad atrasčiau tą namų jaukumą ir nejausčiau susidvejinimo. Turim 3 valandas iki mano darbo, tai keliaujam degintis, nes oras tiesiog nuostabus, giedra, plus 20 žodžių. Nežinau, ar kada nors dar dirbsiu geresnį darbą, kai jūra taip arti prie manęs ir turiu pertrauką tarp savo shiftų ir tą pertrauką dienos metu, kada labiausiai ir faina būti prie jūros, tai I'm so happy. Toks mano šiandien rūbelių pasirinkimas, labai patinka šitas. Tokie šortai ir viršus ir aš jau iškart su maudymuku. Fire burned out, the warmth has gone away. Pasidariau savo sumuštinį namuose su lašiša, agurkų, avokado ir cream cheese ir čia ta sourdough, žiauriai skanu. Tai yra žiauriai happy, esu tiesiog, ar gali būti geresnis laiko praleidimas negu tai, ką aš dabar darau. Dar turim kavos šaltos. Nes namuose aš norėčiau pasidaryti namuose, bet aš neturiu ledukų, tai negaliu. Ir turiu trešnių. Tai labai happy. Tai praleisiu porą valandų ir tada keliausiu į darbą atgal. Bet tiesiog kaip gera mėgautis saulę ir matyti žmonės, kurie jau mėgaujasi saulę ir tiesiog fainai leisti laiką gauti vitamino. Tiesiog perfekt. Dar net nėra vasara prasidėjus, o mes jau džiaugiamės labai gražiais orais. Šiaip dabar sėdžiu, galvoju, labai džiaugiuosi ne tik oro, ar kad galiu čia būti, bet tiesiog ir savo nuotaiką ir kaip aš jaučiuosi, nes gyvenant vis tiek užsienį padažnėjo tokių nuotaikų, kai jauties labiau vienišas, kai pasilgsti savo šalies, savo kalbos. Ir pavyzdžiui, vakar lygiai taip pat atėjau į paplūdimį po darbo pabūt per savo pertrauką, bet visiškai kitokios nuotaikos buvo, nepadėjo net saulė, labai prastai jaučiausi, tiesiog fiziškai lyg ir gerai, bet emociškai reikėjo kažkokio pabendravimo ar pabuvimo su kitais žmonėm, nes kartais tiesiog ta vienatvė, jinai tave irgi paima. Tai visokių dienų turiu, nėra taip, kad tik džiaugiuosi čia visko ir taip toliau, tikrai daug dirbu, pavargstu ir panašiai, bet toks gyvenimas ir vis save pagaunu, kad reikia pačiam išmokti ir priversti save mėgautis ir vertinti tą laiką, kurį turi ir nedirbant, jaustis gerai, suprasti, kad kažką naujo išmoksti, kažką naujo supranti, kol dirbi. Nėra taip, kad tu tiesiog išeini ir tam praleidi savo tuščias valandas, tikrai taip nėra, tai visur reikia savo mintis tvarkytis ir tai reikalauja daug darbo ir kartais pavargsta ta galva nuo to galvojimo. Tai kartais reikia ir negalvoti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien aš daug ramesnė jaučiuosi. Vakar praėjau tokį minčių visą šuolį, permąstymus ir taip toliau ir šiandien jaučiuosi, kad šiandien aš jau rami. Šiandien aš jau galiu mėgauti saulę. Darling, the warmth has gone away. You turn so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. Nieko ypatinga nenoriu pasakyti, tik tai parodyti, kokios gražios mano overnight oats. Tiesiog banana bread. Ar yra lengva keltis į darbą kartais? Tikrai ne. Bet atradau savo veikiantį dalyką. Reikia negulėti lovoj, neskrolint pradėti ar kažką.
su žadintuvu, apop. Na gerai, galite suskaičiuoti 1, 2, 3 ir pradėti iškart keltis. Ir tada tiesiog negalėsit lovai. Ir atsikelsit. Ir nežinau, man dabar, kai gražios labai dienos jau prasidėjusios yra, labai padeda iš karto atsidaryti užuolaidas ir su akim pamatyti saulę, nes tada kūnui mes iš karto indikuojam, kad jau rytas ir panašiai, stiklinė vandens. Ir aš po 10 minučių paprastai atsibudusi ir laiminga ir aišku, pasidaryti kažkokius pusryčius man yra būtina. Man realiai vienas romantiškiausių, jeigu galima taip sakyti, maistų yra pusryčiai. Kažkaip labai intymiai juos valgai, prabundi vienas savo ar su draugė. Tai man kažkaip labai patinka. Šį kartą išbandžiau pasidaryti su datelėm, bananu, cinamonu ir dar aš visada įdedu proteino, tam, kad tiesiog nebūtų tik angliavandeniai čia, o dar ir proteino. Ir žinokit, mane taip ilgai sočiai išlaiko, tai paragavau pirmą kąsnį. Žinokit, visai skanu, gal tikrai neprimena bananinės duonos, bet skanu. Čia dar turėčiau rasti šokolado juodo gabaliukų, nes man atrodo įdėjau šiek tiek. Žodžiu, einu aš pusryčiauti su savo kava ir pusryčiais. Nežinau, kodėl norėjau šį rytą su jums pakalbėti, bet norėjau, kad pakalbėjau apie nieką. Nežinau, ar jums gerai girdisi, bet mes čia turim varlių koncertą ryte, dieną, vakare, naktį, nesvarbu. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. The fire burned out, it's gonna go for good. Like I always knew I should. You know I'm free now, honey. I'm free from your chain. Oh, free now, honey. I'm free from your chain. All I can do is... Labutis. Sveikinu su pirma vasaros diena. Šiandien birželio 1 yra. Labai tokia graži popietė. Nusprendžiau išeiti į kiemą papiešti. Tai pradėjau eskizą. Kažkaip senai jau norėjau ką nors naujo nupiešti. Tai šiandien būtent tuo ir mėgaujuos. Paskutinis mano piešinys buvo šitas. Bet toks labai greitas, čia būna per valandą nupiešiu, o dabar užsinorėjau kažką, kas užtruktų šiek tiek ilgiau ir šiek tiek daugiau excitement suteiktų, tai pabandysiu nupiešti jau veidą moters, ko šiaip niekada nedarau, nesu portretų piešėja kažkokia. Tai bandausi, labai graži popietė, turiu dar porą valandų iki savo darbo vėlesnio. Čia labai faina vieta yra, mes su draugė atėjom čia pasisupti, ar labai gera čia groundint, vaikščiot basom, nes labai minkšta tokia žolytė ir kai medituoju net mėgstu čia padėti rankas, kažkaip jaust žemę. Kad ir kaip jum gal kai kuriem vavo skamba, bet iš tikrųjų padeda kažkaip jausti ir tą ramybę ir
savo žemę, savo namus tokius. Kad ir tai nėra mano pirmieji namai šita šalis, vis tiek, kai tiek daug laiko jau čia praleidžiu ir 2 metai eina, tai vis tiek tai jau tampa mano namais iš tikrųjų ir tokiais gal laikinais, bet ir tuo pačiu ne, nes labai daug laiko aš galvojau apie tai, kad aš prarandu daug ką, kol būnu čia, ne Lietuvoj, kad praleidžiu ten mamos gimtadienį, kažkokius susitikimus, nepamatau brolio, pavyzdžiui, taip dažnai kaip norėčiau, savo draugų nepamatau. Ir iš tikrųjų buvo toks jausmas, lyg aš esu sustabdžius savo gyvenimą Lietuvoj ir dabar čia kažkoks periodas, kur aš tiesiog turiu atbūt. Mano mintis taip galvoja kažkaip. Jos nefiksavo šito gyvenimo kaip tikro, kas buvo iš tikrųjų labai keista, nes aš čia būdama daug daugiau pasaulio pamačiau, daug daugiau patyriau ir su savim daug kitokią susipažinau, kokios nepažinau savęs Lietuvoj, nes tiesiog aplinkybės buvo kitokios, tai man ir nereikėjo pažinti savo versijos kitokios, tiesiog esu priversta susipažinti ir prisitaikyti prie tų naujų dalykų. Ir užtruko laiko, kol pradėjau keisti mąstymą, kad aš nesu sustabdžiu savo gyvenimą, aš jį gyvenu. Nėra taip, kad Lietuva yra kažkokia šalis, kur tik tada aš gyvenu, nors taip ir jaučiasi ir dar save griaužiau dėl to jausmo, kad daug žmonių, pavyzdžiui, išvažiuoja į užsienį ir jie pamilsta užsienį ir aš galvoju, kad aš visai silpna dėl to, kad aš pasiilgstu Lietuvos, kad aš jaučiu nostalgiją, kad aš pasiilgstu mažiausių dalykų ir aš net labai geras vienas dalykas yra, kurį supratau per daugiau laiko. Tai, kad aš kažko pasiilgstu, nėra liūdna ar blogai, ar kad turėčiau bėgti nuo to jausmo. Tai, kad aš turiu ko pasiilgti, yra viena didžiausių palaimų mano gyvenime. Ir visokių dienų būna ir aš nuoširdžiai jaučiuosi labai palaiminta, kad galiu čia būti. Aš niekad negalvojau, kad galėsiu taip ramiai gyventi, siekti savo tikslų, žinoti, dėl ko aš čia esu. Ir visas šitas experiences, kad aš čia dirbu, gyvenu, keliauju, yra tiesiog visiškai palaimintas. Aš atsimenu, kai mes čia pirmą kartą atskridom, netikėjau savo akim, atrodo viskas, kad per gerai, kad būtų tiesa. Kai reiškiu savo jausmus tokius, aš nenoriu skambėti, kad aš nesu dėkinga. Aš puikiai žinau, kaip gali būti kitiems žmonėm. Kiti žmonės labai įsimyli kitas šalis ir aš tikiu, kad aš irgi įsimylėčiau kitą šalį ir panašiai. Bet čia tikriausiai labai priklauso, ko tu atvažiavai, su kokiu tikslu. Ir taip, žinoma, jeigu, pavyzdžiui, aš čia pradėčiau kurti šeimą ar pirkčiaus namus ir taip toliau, grinai įsišaknyt bandyčiau čia, tai tikriausiai būtų kitoks jausmas. Supratau, kad aš pasąmoningai savo neleidžiu to daryti, nes aš nematau čia savo ateities. Ir kai tu taip savo pasakai, yra šiek tiek sunkiau būti toli nuo Lietuvos, nuo tos šalies, kur tu norėtum būti ilgesnį laiką. Tai tikrai būna visokių emocijų ir aš stengiuosi jų nebebijoti ir nebegalvoti, kad tai yra silpna ar kažkas tokio. Aš žinau, kad aš turiu save ir aš žinau, kad aš visur puikiai jausiuos, nesvarbu, kokia tai šalis būtų vieta, diena, naktis. Bet tokie jausmai, kuriuos kartais taip jaučiu, nėra įtakoti šito dalyko. Jie nėra įtakoti, kad aš bijau būti čia ar kažkas tokio. Nes aš tikrai praėjau per šitą visą etapą galvodama, kad gal aš kažko bijau, gal aš per daug prisirišus prie kažkokio dalyko, reiktų paleisti ir panašiai. Ir tai yra tiesa, ir tai yra darbas. Ir reiktų iš vis nebūti prisirišus prie jokios vietos, nes jeigu tu nori tyrinėti pasaulį, keliauti ir panašiai ir neužsidaryti savęs tarp 4 sienų, tai tą reiktų daryti. Aš tik vienoje šalyje esu taip ilgiau gyvenus ir wow, kaip atveria protą ir panašiai, tai aš neįsivaizduoju, ką reiškia pagyventi tarp 20 šalių, tarp 10 šalių skirtingų, kur yra
visiškai skirtingas background, ta prasme visiškai skirtinga istorija negu tavo šalies ir mąstymas, pati visuomenė yra visiškai skirtinga ir vis tiek aš dar esu Europos ribose, tai aš nežinau, koks pokytis smegenyse būtų, jeigu pagyvenčiau kur nors Azijoje ar Pietų Amerikoje, kur tikrai visiškai kitokia visuomenė. Tai dėl šito dalyko, tai aš, ta prasme, niekada nesigailėčiau ir niekada nebijočiau niekur keliauti ir aš žinau, kad aš dar tikrai bandysiu keliauti ir gyventi gal kitose šalyse ir panašiai. Bet sakau, žiauriai keista buvo suprast, kad tikriausiai aš Lietuvos vaikas. Ir iš tikrųjų 1,5 mėnesio ir skrydsiu atostogų pas savo šeimą ir į Lietuvą ir jūs neįsivaizduojat, kaip laukiu kiekvieną kartą, kai susirašau ar susiskambinu su Lietuvos draugais, šeima, mama, nežinau, stengiuosi, atrodo, tramdyti savo emocijas kartais, nes vis tiek noriu pakalbėti, pabendrauti, bet tai yra taip vertini mažus dalykus. Visų, kurie dabar klauso, nenoriu išgąsdinti nuo kelionių ir nuo tyrinėjimo pasaulio, darykit. Tai yra daugiau ir jūs tikrai susitvarkysit su ilgesiu, viskas okei. Reikia žiūrėti kaip į palaimą ir čia ir yra gyvenimo pamoka, kad tu visą laiką kažkur būsi ir tu visados kažko pasilgsi. Aš net kai grįžtu į Lietuvą, aš po kurio laiko pasilgstu Olandijos ir pasilgstu šito gyvenimo, nes aš myliu čia būti. Gyvenimas visas yra tiesiog, kad tu kažko pasilgsti, kažko lauki ir tikriausiai pamoka, kurią tu turi pasiimti iš to, kai tu kažko pasilgsti. Tu turi mėgautis momentu, kai jis vyksta. Aš labai mėgaujuos tuo, kad čia esu, mėgaujuos savim, kokia aš čia esu. Aš Lietuvoje savęs tokios nepažinau, kokią čia atradau. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Ir stengiuosi pagauti tos momentus, kai mano mintis bando nueiti kažkur į ateitį, į tolę ir susigrąžinu save į dabartinį momentą. Kalbėjau čia visokių nesąmonių, grįšiu prie piešimo. Ir ypač vasarą reikia mėgautis, nes jin tikrai labai greit prabėga kažkaip. Tai mėgaukitės ir jūs. Būdama čia baigiu suprasti, kad nesvarbu, kur aš būčiau, ar čia ar Lietuvoje, visur galiu jaustis vieniša, liūdna ir nesuprasta ir jausti ir išgyventi nėra blogai. Blogai yra turėti iliuzijas ir galvoti, kad kažkur bus geriau nei čia, ar kad neturėsi tokių jausmų. Tai ne tik apie fizinę vietą, tai ir apie žmones, apie santykius, apie dvasinę kelionę. Tas mąstymas, kad kažkur žolė žalesnė. Dažnai tai tik iliuzija, kuri mus sulaiko nuo tikros laimės, nuo tikro gyvenimo. Linkiu atrasti savo laimę ir pilnatvę savyje ir tik tada jos darytis kitur. Ar tai lengva? Tikrai ne. Bet čia vienas iš tų dalykų, kurį darai ir praktikuoji savo visą gyvenimą. Ačiū, kad buvai kartu su manim per šitą video ir leidai man pasidalinti savo mintimis, savo idėjomis. Visados laukiu ir esu atvira, jei nori pasidalinti panašiom mintim ar panašiais jausmais. O dabar atsisveikinu iki kito video ir linkiu gražios vasaros pradžios.